Sveiki, tai šiandien svečiuose turim dvi nuostabias viešnes, tai Agnė ir Brigita. Aš gal pati paprašysiu, kad prisistatykit, kas būsit, kaip save akcentuojat. Tai aš esu Brigita, edukologijos mokslo daktarė iš Kauno technologijos universiteto. Tyrinėjau holizmą jau labai ilgai, gal 6 metai ir neseniai prisijungiau prie Vaikystės akademijos komandos, kur užimsiu ugdymo filosofijos vadovės pareigas ir padėsiu atidaryti mokyklą ir realizuoti Agnės idėją. Ačiū. Taip, aš esu Agnė, esu atstovauju Vaikystės akademijos darželį prieš mokyklinę klasę, bet labiau mėgstu save pristatyti galbūt kaip palydovę. Palydovę dideliam pulkui darželinukų, prieš mokyklinukų, palydovę ugdomosioms specialistėm ir nuo šiol jau ir privačios mokyklos ugdomoje kelionėje. Tai va, šiuo metu kaip tik ir yra tas mūsų virsmas, tapsmas, kada formuojamas Vaikystės akademinis ugdomasis miestelis visas. Supratau, Brigita paminėjo holistinį ugdymą ir man iškart klausimas, kas tas holistinis ugdymas? Tikrai esu girdėjus daug. Tai pavyzdžiui, kaip yra Waldorfo ugdymas, Montessori, vėl vienos holistinis. Kas tai yra? Taip, tai tiek Waldorfo, tiek Montessori ir yra holistinis ugdymas, o tai būtų ugdymo filosofijos kryptis. Šiaip tas žodis holistinis jūs tikriausiai ne vieną kartą esate girdėję. Ten holistinis masažas, holistinė medicina, ten ar ne. Dabar, pavyzdžiui, žiedinė ekonomika jau irgi ji yra holistinė. Tai holistinis reiškia, kad mes gyvename tokia super kompleksiniam pasaulyje, kur viskas yra susijęs su kažkuo kitu, ar ne? Tai pirmas dalykas, pats žmogus yra super kompleksinis organizmas, sistema, kur mūsų ten nervų sistema veikia, ten su limfos sistema ir ten su kraujotaka, ar ne? Čia taip žiūrint mediciniškai. Tai lygiai taip pat tas žmogus, kaip sutvėrimas, jis yra labai sudėtingas. Jisai turi ir fizinių, ir dvasinių, ir socialinių, ir emocinių, ir intelektinių poreikių, visą krūvą, ar ne? Ir tada jis dar veikia labai sudėtingame pasaulyje, kur yra pilna įvairiausių ekosistemų, ar ne? Ir finansinių, ir politinių, ir ten globalių, ir lokalių. Ir va tada mes atsiduriam tokiai situacijai, kada mums reikia žaisti tarp šitų sudėtingų situacijų ir ugdyti tą žmogų, ar ne? Tai va čia ir ateina tas holistinis ugdymas. Supratau. O kaip atrodo ta pati sistema? Dabar aš paimsiu gal mokyklos tą konceptą, kai mes įpratę tam pamokas, labai struktūrą griežtą turim. Kaip yra su holistiniu ugdymu? Ir kažkokia griežta struktūra tik kituo remiasi ar visiškai kitaip vyksta? Matot, kadangi holizmas yra filosofija arba paradigma, tai ji gali būti atskleista labai labai skirtingai. Realiai tu gali ją realizuoti per labai skirtingus kelius. Tai taip pat, kaip ir sakėt, Waldorfas, Montessori, lauko pedagogika, miško mokyklos, jie visi būtų po holistiniu ugdymu, bet su visiškai skirtingais konceptais, ar ne? Nes jų visų esmė yra, kad mes ugdome visybišką vaiką, ugdome tiek emocinius, tiek intelektinius, tiek fizinius, bet jie pasirenka savo prieigos tašką, tai yra kaip mes tai darysim. Ten, jeigu Montessori labiau per vienokius, ten tos dvasinį visą tą ugdymą, tai Waldorfas viską per darbelius, ar ne per tą rankų įveiklinimą, dar per kitą pusę. Tai lauko pedagogika per mišką, per patirtis, na tai matom, kad yra labai daug skirtingų būdų, kaip vykdyti tą holistinį ugdymą ir tų filosofinių pakraipų. Bet jeigu taip bendraja prasme, tikrai nėra vienos taisyklės ar vieno tokio rėmo. Man labai dažnai būna, kad sako, nu tai dabar pasakyk, kaip čia turi atrodyti va, tas holistinis. Nu nėra taip. Nepasakysiu. Aš ką galiu pasakyti? Aš galiu pasakyti bruožus, kokie yra bruožai, ką aš norėčiau pamatyti tame holistinėme ugdyme, bet iš esmės, kadangi pasaulis yra labai sudėtingas, tai va ta ir sistema yra labai labai sudėtinga. O kas paskatino jūs domėtis to holistiniu ugdymu? Vis tiek kažkas buvo, kažkas kažkur gal užkabino, kirbėjo tai širdeliai. Kaip tas nuokrypis, ta kryptis į tą holistinį ugdymą jūs atvedė? Galbūt mūsų darželėje tai iš tikrųjų viskas prasideda nuo asmens, tai viskas prasidėjo nuo manęs. Su holizmu gal pirmąjį mano sąlytį gyvenime patyriminiam darbinioje sferoje turėjau spa sektoriuje. Tai va, kaip ir minėjo Brigita, kaip ir pradėjau pokalbį, kad iš tikrųjų spa industrija jinai yra viena kryptimi žvelgiant ir jinai neatsiejama yra nuo holizmo. Tai tenai tiesiog tu jį pažįsti per labai kitus aspektus ir tiesiog kaip tokią duotybę. Tada kitas taškas sąlyčio galbūt buvo maitinimas, kada vėlgi
į vaikų maitinimą ypač žvelgi šiek tiek kitaip ir plačiau, kada vaikų maitinime taikai tą plačiąją savoką lėto valgymo, kada per valgymą ateina vėlgi visi kiti pamatiniai dalykai, ne, ir kada tai yra išnaudojama ugdymui. Na ir po to jau šitas mūsų visas sąlytis didžiausias, tai yra būtent darželyje, tai bekuriant darželį, renkant galbūt gairias, kryptis, kokią ugdymo filosofiją taikyti, ką tu nori tai mažai asmenybei suteikti ir kokiu keliu tą atnešti. Tai va taip gimė tas požiūris labai išgrynintas į holizmą, kada mes pradėjome matyti, kad tik tai turint visas dėlionės detalės, sulipinus tą visą vaizdą, tada gali turėti apie kažkokią kalbėtis energiją ir apie to pilno žmogaus auginimą. Tas auginimas ir turi prasidėti nuo pat pirmųjų dienų, tai va holizmas mums buvo tas raktas galbūt į tą vaikučio įgalinimą kitokiam ugdymui. Supratau. O kas Brigita pastumėjo? Oi, pas mane tai labai ta visa akademinė kelionė, ar ne? Aš vis dėlto pasirinkau rašyti disertaciją apie holistinį ugdymą, tuo metu net nenutokiau, kas tai yra, man tai skambėjo kaip kažkoks burtažodis, skaičiau knygas mokslinės, važiavau į Suomiją stažuotis, nes ten teigia, kad yra holistinis ugdymas, bandžiau suprasti, kasgi tai yra. Ir po to, žinokit, suvedžiau, kad aš pati visą laiką iš savęs buvau toksai žmogus. Kai buvau maža, mano močiutė pasakė, kad moteris, sako, ji turėtų būti visų vaivorykštės spalvų. Ir graži, ir išsilavinusi, ir sportiška, ir pajokauti mokėti, ir taip toliau. Ir kai pradėjau skaityti apie tą holizmą, kuris jis sako, kad žmogus pirmiausia turi mokėti būti laimingas šitam pasauliu. Jis turi mokėti sukurti šeimą, neišsiskirti. Jisai turėtų mokėti pasigaminti savo valgyti, pasirūpinti savim, ar ne? Ir tada, visada dirbdama su mokyklomis, su mokytais, pradėjau matyti tą gyvenimo pamokų trūkumą, ar ne? Kaip mes tik tai žiūrim į tos akademinius dalykus, į testus, į rezultatus. Bet kas iš to? Kokį žmogų mes išleidžiame į visuomenę, ar ne? Juk tiek daug metų su to žmogum užsiemam. Ir va tada, kai sužinojau, kad yra tas visas holistinis ugdymas, kuris kalba apie tą visybišką žmogaus ugdymą, kad jis nėra orientuotas į galutinį rezultatą, tai yra testo pažymį kažkokio, yra orientuotas į laimingo, savarankiško žmogaus išleidimą būti geru pasaulio piliečiu. Ir man tai taip surezonavo, tai visiškai aš. Ir tada kažkaip labai norėjau tą dalyką ne tik tyrinėti, bet ir pasakoti lietuviams kitiems, kad kur mūsų fokusas, ar ne, į ką jūs žiūrite visi. O vis tiek, daugiau mažiau švietimo lauke ilgą laiką jau abi esat. Ar su mūsų švietimo programa holistinis ugdymas yra įmanomas, ar labai prasilenkia čia su visko, kuo tik įmanoma? Tai aš gal labiau už tos teorinės pusės ir tada Agnė galės gal papasakoti, ką daro, kad tai būtų įmanoma, ar ne. Tai iš tikrųjų, rašydama disertaciją, analizavau atnaujintas pradinio ugdymo programas ir ieškojau to holistinio ugdymo. Ir tikrai aš jo radau, netgi radau žodį holizmas, ne vieną kartą paminėtą mūsų programuose. Tai yra kalbama, ar ne, per patirtinį mokymąsi. Taip. Yra netgi tokie burtažodžiai parašyti, kad balansas tarp intuicijos ir loginio mąstymo yra bandomas sukurti. Taip. Tai iš tikrųjų šiuo metu Lietuvoje tas holistinis ugdymas yra suprantamas truputį siauriau, negu tai yra iš tiesų. Tai yra labiau siejama su patirtiniu mokymosi, su mokymosi tyrinėjant per žaidimus, įvairiais eksperimentais ir emocinio ugdymo tokia amplua, sakykime, kaip vyšnė ant torto. Kai tuo tarpu tikrasis holistinis ugdymas, jisai dar turi labai svarbų dvasiškumo elementą. Nes jeigu iš holizmo išimi dvasiškumą, tai lieka humanistinis ugdymas. Bet holizmas nuo humanizmo skiriasi tuo, kad humanizme žmogus yra centre ir jis yra pats nuostabiausias ir viskas kuriamas aplink jį. O holizme žmogus yra lygus gamtai, kosmosui, ten visom ekosistemom ir tas žmogus bando nepakenkti visiems kitiems aplinkui esantiems, tai būti toj tvarume, darnoje, ar ne? Natūrali dalis. Jo, tai yra labai svarbi. Ir kad tai būtų, tam reikia dvasinio ugdymo. Ir tas dvasiškumas, jis nėra siejamas su kažkokia religija, bet tai yra siejamas su pirmiausia pagarba savo, kitiems, gamtai, to identiteto paieškos, ar ne? Kas esu aš, kaip aš galiu šitą pasaulį padaryti gražesnė vieta, kaip tai, ką aš mokausi mokykloje, galiu realizuoti savo bendruomeniai, namuose ar dar kažkur, ar ne? Tai va čia yra tas toksai tikrasis holizmas.
Na, o Agne bando, tai realiai padaryti. Taip, ir darom iš tikrųjų ne vienus metus, tik tai, kad su jaunesnėje, ankstyvąją kartą ir po to dabar kopiame aukščiau. Tai iš tikrųjų holizmas, kaip ir sako, dėl ko ta ugdymo bendroji programa, jinai yra reikalinga ir jinai yra tarsi įrankis, tas pamatinis. Ne? Taip kaip ir vaikui galbūt reikia tam tikros dienotvarkės. Tai sukuria saugumą, tai sukuria tam tikrą sistemą, tvarką. Ir po to, kaip tu jau to įrankiu disponuosi. Ar tu tą sausą dienotvarkę ir turėsi ir tu nieko neįneši į ją, ar tu tą pačią ugdymo sistemą papildysi. Kaip ir sakom, daug randam tenai, kaip ir Brigita minėjo, gerai išreikštų frazių, bet ką mes su jom darom, ką daro ugdymo specialistė, ar aš įgalinu. Tai va būtent tai ir yra, tuo skiriasi galbūt mūsų ugdymo įstaiga, kad iš tikrųjų tą holizmą mes žiūrim tikrai giliai, tikrai visapusiškai, netmentant net ir to pačio dvasingumo, ką mini Brigita. Tai nereiškia, kad tas dvasingumas ateis ir kad tėvelė mes sakysim, kad jūsų vaikutis turės tikybos pamokas, ne, ir visa kita. Būtent mes pirmiausia dvasingumą matome per tam tikrus pamatinės vertybės, per pagarbą, per etikos kodeksą. Ne? Ta pati dvasingumą mes matome per mūsų netgi etno šaknis, ne? Per kultūrą, pagarbą kultūrai. Ir po to jau viskas reziumuojasi ties savimi, ties pačio vaikučiu. Tai vat, ta ugdomoji programa bazinė mūsų įgalina ją papildyti. Reiškia, mes turim tą pačią lėto valgymo kultūrą ir sistemą, ką ir minėjau pradžioje, ir kas mums papildo, turime tą patį dvasingumą, ateinantį šiek tiek kitaip, tą patį ryšį su gamta, mes turime vėlgi ne tik tai kontekstinį, kada yra mūsų programoje įtraukta, mes turime visą didžiąją žalę erdvę, kur basų kojų takai, kur lauko erdvės, gyvūnų kampeliai ir visi kiti dalykai, kas vaiką ir įgalina iš tikrųjų tą holizmą pajausti, patirti, bet negauti kaip mokamąją medžiagą. Tai turi būti tiesiog natūraliai pulsuoti kiekvienam ugdymo elemente, nesvarbu tai būtų valgymas prie stalo, tai būtų laisvas žaidimas traktuojamas kiemo erdvėje, ar tai būtų tas ugdomasis, kada mes siekiam ir akademinių rodiklių. Akademinių rezultatų siekimas jis neprieštarauja holistiniam ugdymui. Mes galim turėti ir tą, tik tai holistinis ugdymas padeda kelią atrasti, kaip mums tą atnešti, ir dažniausiai vaikučiai, kada tikrai gauna tą pilną holistinį požiūrį iš ugdymo specialistės, pirmiausia, ugdymo specialistė jį pažįsta visiškai kitaip, reiškia, aš įgalinu tą vaiką būti pilna asmenybė, tiek aš žinau būdų, kaip tą ugdomąją programą padaryti jam įmanoma, dėl to, kad mes kiekvienas turim skirtingus informacijos įsisavinimo būdus, skirtingą reakciją galų galiai savo klaidą. Tai va, holistinė ugdymo specialistė padeda atrasti tą tinkamą kelią, kaip kad ir tam mažiausiai asmenybei, bet duoti tas žinias ir atnešti jo kalbą. Čia vis tiek, manau, dabar kalbam, manau, kad bus žiūrovų, kur galbūt pirmą kartą girdi, kas čia per daiktas ir vis tiek jau papasakojat nemažai ir galbūt susidomės ir galvos, o aš pamokose taikau, netaikau, gal kaip pritaikyti. Vis tiek būna, kyla minčių, kai pradedi analizuoti, kai išgirsti. Tai gal pradėsiu dar taip įvadu iki ko vesiu, tai yra mokytojų, kur natūraliai taiko holizmą ir patys nežino, kad taiko, tiesiog iš savęs tai gaunasi, ar esate tą pastebėję? Tikrai taip. Turėjau galimybę tyrinėti, stebėjau 30 skirtingų pradinių klasių mokytojų pamokų ir būtent ieškojau tų holizmo nuotrupų. Ir žinokit, tikrai mokytojas daugelis net nesuvokia, kad jos yra pačios labai holistinės asmenybės, nes tas holizmas pirmiausia ateina per ryšį, ar ne, kaip ir Agnė minėjo, kad pažįsti savo mokinius, kad tu paklausi, labas rytas, palauk, kažkas pasikeitė, tu čia apsikirpai, gal buvo kažkas, ar ne, tas toksai nuoširdus savo to vaiko pažinojimas ir po to, kaip sugeba integruoti tokiais mažais perliukais į tas pamokas, na, ten jau ne vieną kartą pasakojau, bet ir matematikos pamokoje mokėsi matavimo vienetus ir paklausė vaikų, kaip pamatuoti meilę ir ten visi diskutavo pusvalandį, kaip čia tą meilę mes galim išmatuoti, nu tikrai matematinė, vertybinė, labai holistinė tema, bet lygiai taip pat buvo kita mokytoja su ketvirtokais, mokėsi būdvardį, paprašė visų vaikų išeiti į kiemą, apsikabinti medį, išgirsti, ką tas medis jam sako ir grįžus parašyti, na, tokį medžio istoriją, pavartojant kuo daugiau būdvardžių. Ir aš paskui prie tos mokytojos priėjau ir sakau, o jūs gal skaitėte Millerio, na, to vedančio mokslininko knygas apie holizmą? Ir pasižiūrėjo mane, ne, o kodėl tu klausi? Sakau, šita pamokos idėja yra aprašyta jo knygoje ir aš esu tai skaičius. Ir jis sako, ne, vat mes turim mokyklos kieme daug medžių, geras oras, pas mane lengva išeiti, tai mes ir einam, kodėl čia nepakalbinto to medžio. Ir man tai fantastiška buvo, žinokit, tikrai ne viena mokytoja turi tą pajautimą, bet kas man buvo įdomu iš tyrimo, kad netgi vyresnės mokytojas, kurios turi ilgesnį stažą, net laisviau tai daro.
negu jaunas mokytojas, kurios dar nori atitikti kažkokį, nežinau, šabloną, padaryti ten tobulai, jos dar neturi to tokio laisvumo, taip lengvai reflektuoti, lengvai keisti, lengvai pajausti savo tos visus mokymus. Tai va čia tai tikrai vyksta. Bet aš paantrinsiu, kad surasti tikrai nėra lengva tokį žmogų, kad iš tikrųjų tai turi būtent neteiti pasakoti apie knygas, kurias perskaitė ir kad žino tą holizmą, bet iš tikrųjų turi tas alsavimas. Jau 100 kartų yra vertingesnis darbuotojas, kuris organiškai tą daro, dar pats nesuprasdamas, negebėdamas galbūt įvardinti tos aukštos frazės prisėti, bet kuris daro natūraliai ir su meile. Tai va iš tikrųjų tikrai ir surasti pedagogą nėra taip lengva, kada keli tos kriterijus tokius aukštesnius, ne tik atitikti programą arba žinoti tam tikrus dalykus, o kada nori to vaikų geriausio, to pedagogo, kuris iš tikrųjų tą visą ugdomąją kelionę ir lydėtų. Tai va, ir mokyklai tą patį iššūkį iš tikrųjų turėjom su Brigita, tikrai atsirinkti tą pirmąją pradinės mokyklos mokytoją, kad tikrai tai būtų va tas žmogus, kuris padės vaikui, parodys tą kelią ir išmokins jį mokytis. Tai va, džiaugiamės šiai dienai jau tuo rezultatu, kad po ilgų visų paieškų turime tą žmogų, kuriuo tikrai didžiuojamės, kuris tiek iš vienos pusės atspindi ir turi savo patirties, iš kitos pusės tikrai tai yra tas žmogus, kuris tikrai holizmo siluete, manau, labai puikiai mums dėrės ir kartu bus dar viena komandos grandis mums papildomoji, kuri tada gausim tą sinergiją, kada viena kalba vadovybė ir kita, kada vyksta realiai klasėje, tai vaikučiai gaus tą didžiausią naudą ir tas žmogus prie mūsų netrukus prisijungs, o dabartinėse esančiose ugdymo specialistėse, kas dirba su ankstyvuoju amžium, tai irgi iš tikrųjų tą holizmą turi turėti atsinešti iš savęs arba labai mažai žingsneliais, bet ugdytis, prisijaukinti, tik tai tada gali būti ta pilnavertė mokytoja, kada iš tikrųjų vaikučiui per tą ryšį duosi visai kitokį ugdymą. Ir dar nepaminėjau, bet iš tikrųjų yra net ir tokia savoka, tas holistinis mokytojo identitetas, tai yra, kad holizme privalo būti pirmiausia mokytojas, kuris pats labai rūpinasi savimi. Tai visa ta darna su savimi, ryšys, tai yra jis turi ir mylėti save, ir mylėti savo šeimą, ir bendruomenę, ir kurti santykį, ir sportuoti, ir maitintis, ir rūpintis. Ir iš tikrųjų per tą pavyzdį vesti tą vaikutį, ar ne? Jeigu mes sėdame klasėje ir kalbame apie vertybės, bet paskui patys nusisukę taip nedarome, juk vaikai mokosi labiausiai, stebėdami ir kopijuodami mus. Tai kas iš to, kad mes ten pasakosim kažkokius labai gražius žodžius, bet taip nesielgsim. Tai kad ir kaip būtų liūdna, nes mūsų sistema, ji nori nuasmeninti mokymą. Dėl to rašo programas. Programos nuasmenina ir jos mus apsaugo. Sakykime, mes parašysim labai geras programas, tai turėsim tokį kaip saugiklį. Ir tada, kas atsitinka, kodėl visi sako, reikia mokyklų lyderystės. Reikia, dabar buvo švietimo kodo konferencija, pagrindinis žodis lyderystė, švietimo lyderystė. Todėl, kad tas lyderis turi galimybę susirinkti komandą ir ją vesti, nes vis dėlto tu gali bandyti nužmoginti tą švietimą, bet tai yra neįmanoma, nes švietimas yra santykių, ryšių tokia grandinė. Ir tada tas mokyklos vadovas, jisai kuria ryšius su savo darbuotojais, jie kuria kažkokią bendruomenę kartu su mokiniais, mokinių tėvais ir vėlgi, ar ne, tas visibiškumas, bendruomenės visibiškumas tada atsiskleidžia per visą tą santykį. Čia dar... Aš apie holistinį ugdymą išgirdau, kaip Brigita sekti Instagrame, pradėjau iki tol pripažinti, net negirdėjau vieną ausim nieko apie tai. O Lietuvoje yra kas ruošia pedagogus, kokie kursai, mokymai, seminarai, nežinau, kad būtų kryptingai holistinį ugdymą, ar čia mokytojas pats turi domėtis, skaityti literatūrą, galbūt užsienį kažkokių kursų paieškoti? Iš tikrųjų, tai ne. Kaip dabar pasakyti, čia taip subtiliai. Pedagogų rengimo centrai žino ir yra girdėję apie tą holizmą. Ir holizmas šiaip nėra jau tokia didelė naujiena. Mūsų tokie seni filosofai švietimo, kaip Šalkauskis, Bitinas, Meilė Lukšienė, tautinės mokyklos koncepcija, jeigu mes pasižiūrėtumėm visur, mes rastumėm labai daug to holistinio ugdymo. Tik jis vadinasi kitais vardais. Tai yra visybiškas ugdymas, visuminis ugdymas, pilnutinis ugdymas, daugybė vertinių, bet jau pavyzdžiui Meilė Lukšienė, jis skliausteliuose dar prideda holistinis. Jau kad patikslina, kad veda čia į šitą filosofiją, nes Lietuvoje labai yra madinga kurti savo žodžius, tada mes nebesusikalbam, nebežinom. Tai filosofijos pagrindų tikrai mokosi ir edukologijos, ir pedagogikos paskaitose, bet kad taip būtų kryptingai, tik holistinis to tikrai dar nėra. Ir manau, kad dar net ir įstatymų lygmenį mes nesusišnekam, dar nėra taip labai jau apibrėžta, ar ne?
pavyzdžiui, Waldorfas, Montessori, jie apsimoko mokytojus patys pagal savo, ar ne? Ten jie jau daro tikrai holistiškai, bet jau jie savo kryptys, savo filosofijai, pagal savo metodus. Tai vat, o universitetų studentai, manau, kad visi susipažįsta su pradmenimis skirtingų, bet jau mokytojas, jeigu nori pats, ar ne, daugiau ten pojūčiais grįsto ugdymo, ar ten dar kažkokio, tiesiog bando, skaito, žiūri YouTube video, Instagram ir Reelsus, bet iš tikrųjų daug mokytojų iš savęs tiesiog natūraliai kartais daro dalykus, net nesupranta, kad labai holistiškai daro, ar ne? Bet čia daugiau gal pradiniai daro, kaip su vyresnių klasių nesusidūrėt? Aš taip gal vis tiek mes, pradinės, tai daugiau tą ryšį su vaikais turim, tą prieimą prie vaikų, tą artimesnį ir daugiau to bendravimo, nes mes visą dieną su jais prabūnam be perstojo ir tas ugdymas vyksta, kaip su vyresniųjų klasių mokytojais, kaip jiem, nes jie vis tiek jau dalykininkai, atskiros sferos, tos mokinius gal į savaitę vieną kartą pamato ir ties to baigėsi. Labai geras klausimas, iš tikrųjų taip, kad jau kaip moksliškai pasakyti negaliu, nes tyriau tik pradinukus pati. O kodėl pradinukus? Dėl to nesakoma, kad pradinėme ugdyme formuojasi asmenybės branduolys arba tas vadinamas stuburas ir tenais labai daug ir galima padaryti, nes yra tas vienas mokytojas, kuris kūrė visą tą atmosferą. Ir teisingai sakai, kai atsiranda dalykininkai, mes tai galime pamesti, tačiau matau tokią vieną labai gerą galimybę. Kadangi mes jau turime gana didelius žmonės vyresnėse klasėse, mes galime labai juos mokyti, va dabar labai populiaru, ten sako, kritinis mąstymas, kompleksinis mąstymas ir panašiai. Per tą kritinį mąstymą matyti, kaip visi ugdymo dalykai yra tarpusavį susiję, ar ne, per projektais grįstą ugdymą, per kažkokius eksperimentus, per lauko tyrimus, nes tas holizmas juk jis yra ir apie mąstyseną. Ir dabar, pavyzdžiui, turim problemą, ar ne, kad sako, gauna matematikos egzaminą ir labai prastai, prasti rezultatai. Kodėl prasti? Nesugeba suvesti temų į bendrą visumą. Vėl, trūksta to holistinio mąstymo. Nes mokosi pabirusiamis temomis, mažais fragmentais, nemoka ten įsiskaityti, ar ne, pagrindinės minties. Tai čia vyresnėse klasėse tas holistinis mąstymas labai padėtų, jeigu mokytojai pradėtų dirbti komandose ir kartu vestų tas pamokas, kartu mokytų fenomenus bendrus, daugiau ar ne, to fenomenais grįsto ugdymo ir panašiai. Tai žinau, kad Suomija dabar pradėjo įvedinėti fenomenais grįstą ugdymą labai aktyviai ir tarp vyresnėlių. Aš manau, kad Lietuvoje mes kada nors galbūt tai irgi turėsim, bet dabar turim problemą tą, kad mokytojai yra tokios izoliuotos šalis ir jie nemoka vieni su kitais susikalbėti. Taip, čia tai visiškai. Taip. Ir tada reikia stiprių mokyklų lyderių, kurios mokėtų juos suvesti kartu į bendrą krūvą. Bet ir galvoju, kaip čia vis tiek, o kur mokytojai, supratau, Lietuvoje pasimokėt kažkur taip sunkiai, o kur patys informacijos galėtų apie tai pasieškoti, nes man, pavyzdžiui, įdomu, tikrai, aš būna pagooglinu šitą temą, bet kur, gal kažką pasiskaityti konkrečiai, gal netgi YouTube yra kas lektorių, kokių, kur kryptingai ties šituo kalba. O šiaip, Agne, kur jūs domėjotės? Aš tai net iš tikrųjų pirmas dalykas, kaip aš sakau, viskas per praktiką ateina, ne? Tai netgi būnant mokytojų nebūtinai žiūrėtis taip siaurai, tik tai mokyklą, ne, tos pačius pradmenis, nes viskas ateina nuo pagrindų, ne, viskas ateina nuo patų šaknų. Tai tas turėti savo sektinas, galbūt, kas labiau artimiau jau holistinę metodiką taiko, ugdymo įstaigas, prieš mokyklinukų grupės klases ir tiesiog natūraliai atvykti į svečius, atvykti galbūt net kartais kaip kviestiniam svečiui, atvykti tiesiog vizitacijai. Turime į užsienį išvykas Erasmuso programas, kada tikrai labai gerai pamatom, susipažįstam ir netgi palyginam savo kultūrą. Lygiai taip pat mes galime tiesiog pabuvus svečio teisėmis, galbūt atnešus kažką savo vaikučiam, ką mes galime ir kartu pasimti labai daug, nes aš pamatau praktiškai, kaip tai yra taikoma, kaip tai suveikia, kodėl suveikia ir netgi matau iš karto tą vaikų reakciją, kas yra svarbiausias indikatorius, tai yra vaikai, iš tikrųjų, kurie parodo viską, ar tai veikia ar neveikia. Tai kartais užtenka netgi grupiai, kaip aš sakau, pabūti pusę dienos ir tu jauti tą ryšį su mokytoja ir matai metodikas, kurios suveikia ir kurios ne. Tai pirmas dalykas yra per praktiką, per ką galima, kitas dalykas tai irgi, kaip ir sakot, literatūros ieškojimas, užsienio ir lietuvio, tai visada tą atneša įgalina, šiais laikais iš vis turim prieigas prie labai daug, aišku, vėlgi čia atsiranda kitos grėsmės mokėti atsirinkti tą informaciją neviešinamą, bet kaip aš sakau, visada apjungus praktiką su skaitoma medžiaga tikrai galima gauti rezultatą. Tai dažniausiai reikia tik tai noro. Pirmas dalykas, nes baisiausias būna pasteisinimas, aš neturėjau iš ko, neturėjau kaip. Taip. Aš tai pavyzdžiui, kai pradėjau tyrinėti
tiesiog YouTube įsivedžiau Holistic Education ir atsidariau, kokios yra paskaitos įkeltos ir ten tikrai labai įdomių. Tai tenais aptikau ir tą John P. Miller, kuris yra vedantis mokslininkas iš Toronto universiteto, paskui aptikau kažkokį indų mokslininką, kuris labai įdomiai filosofiškai šnekėjo apie švietimą, tai peržiūrėjau gal 4-5 paskaitas, tada tokia, kaip įdomu. Tada ėjau atskirai skaityti, atskirai skaičiau apie Montessori, atskirai skaičiau apie Waldorfą, tiesiog ieškojau kažkokių bendrų bruožų, ar ne? Ir, na, aišku, kadangi studijavau, tai turėjau labai daug prieigos prie mokslinės literatūros, tai aišku, kad visas pagrindas to, ką aš skaičiau, tai buvo anglų kalba iš tikrųjų. Dabar galit paskaityti mano disertaciją, kurioje yra jau tikrai surinkta ir susisteminta ir ji tikrai turi labai didelę teorinę dalį, nes ir buvau savo išsikėlus tikslą išskirti tuos holistinio ugdymo bruožus. Tai galiu ir pasakyti, kad yra tokie 4 pagrindiniai bruožai, tai yra susietumas, kad viskas yra susijęs su kažkuo kitu ir tai reikia išlaikyti visose pamokose, kiek įmanoma labiau, ir kūno kultūrą galima susijęti, ir muziką galima susijęti, viską galima susijęti su platesniu kontekstu ir pasauliu, ar ne? Tai susietumas, tada įtrauktis, tai yra, kad paliesti kiekvieną vaiką. Tai va čia ateina pojūčiais grįstas ugdymas, kad mes ir lytėjimą, ir įgalinam ir tos skirtingus mokymosi prieigos kampus ir kaip įtraukti, įtraukusis ugdymas, ar ne pas mus dabar taip madoje. Tai čia nuo to viskas ir prasidėjo, tas įtraukusis ugdymas, pagarba kiekvienam žmogui, toks, kokis yra ir kaip mes jam galime padėti ar net informaciją išmokti. Tada 3 raktažodis yra balansas. Dabar balansą tai visose podcastuose, nesvarbu kokią temą įsijungsit, išgirsit. Tai balansas yra tarp skirtingų žinių sričių, tarp vieno vaiko ir grupės, tarp technologijų ir realių pamokų, tarp gamtos ir buvimo klasėje, tarp žaidimų ir rimto mokymosi. Iš tikrųjų labai svarbus yra dalykas mokėti išlaikyti sveikas ribas ir nesekti vieno kažkokio trendo kaip avinėlį, ar ne, o mokėti atsirinkti tuos gabaliukus. Na ir paskutinis, ką jau ir minėjau daug kartų, tai yra tas dvasiškumas, tai yra kodėl aš esu čia, kam aš esu čia, kaip aš galiu šitą pasaulį padaryti gražesnę vietą. Ir dėl to labai gražiai Agnės tie žodžiai ir pasisakė, holistinėme ugdyme tikrai nebūtina eiti mokytis kažkokios vienos konkrečios mokyklos. Tu gali pasimtis nuostabiausius dalykus iš skirtingų dalykų, prisiminti geriausius mokytojus, kokius tu esi sutikęs ir iš jo paimti kiekvieno po gražiausią puokštę, tu jau gausi gražų holistinį ugdymą. Taip, čia reikia dar vis tiek įsisąmoninti, viską apgalvoti. Ir jeigu dabar taip pat mokytojas klauso ir galvoja, ne, pas mane tai 0 holizmo pamokose, aš tik tai vadovėlis, pratybos, lenta ar ekranas ir daugiau pas mane neegzistuoja, bet sukirbėjo, kad gal norėtų pabandyti, ką pirmiausia galėtų nuo ko mokytojas pradėti, kad niekur nepasidomėjęs, tik paklausęs, ką natūraliai galėtų pradėti bandyti taikyti pamokose. Mano pirmas raktažodis tai yra ryšys. Per ką mums ateina holizmas, per ryšys pirmiausia vaiko su mokytoju, per tą kitokį, ne tik tai, kad dabar atsiverskime vadovėlius, ne nuo pat pradžios, kaip jūs sakote, ir ta pati 5 klasė, kad atneša mokytojas skirtingas, nesvarbu, aš mokytoja, būdama savo pamokos, aš turiu teisę turėti savo struktūrą. Reiškia, aš tą įvadą jau galiu duoti, kokį toną užduoda mokytoja, tą jaučia vaikas. Tai pirmas dalykas ryšys tarp mokytojo ir mokinio, ryšys tarp vaikų, ką aš sukuriu, kokią aurą sukuriu toje klasėje turėdamas, ir ryšys tada, kaip ir sako, truputėlį platesnė prasme, ryšys su pasauliu, ryšys su mano žiniomis, ką aš su jom galiu nuveikti, ryšys su pačiu savimi, kiek aš jų pasėmiau iš tikrųjų realių žinių ir kur galbūt aš jau jaučiu, kad truputėlį man jų trūksta, ne? Tai pirmas dalykas, tą ryšį yra labai lengva kurti, tai tą gali kiekvienas mokytojas, nereikiant, kaip aš sakau, edukacinių stalų ar kažko labai įmantraus, ne? Tai pirmas dalykas ateina ryšys, antras dalykas savo pamokos komforto sugriovimas. Dažniausiai mokytojai turi tą labai statišką komfortą. Aš žinau, dabar pasakysiu vaikam tą vadovėlį, įsiveš tą puslapį, mes darysim tos pratimus, lentoje parodysiu tą. Viskas, stop, vakare aš sustoju ir pagalvoju, kaip aš galiu tą pamoką kitokią, kaip tą dieną galiu kitokią padaryti. Ir jau per tą truputėlį labai mažai žingsniais, labai paprastai. Kalbėsime, nežinau, istorijos pamoka, kodėl man neprisiminti, kad vaikam galbūt ką tik buvo matematikos pamoka ir susijęti truputėlį tą visą. Tai jau netgi nereikia tų 2 mokytojų sąveikos, bet jau aš galiu netgi žinodamas truputėlį ištraukti, ne, ir įgalinti tą vaiką. Tai labai elementarių žingsnių užtenka, dažniausiai viskas nuo noro prasideda. Ir nuo noro išeiti iš komforto ribos. Taip.
Taip, ir papildysiu, nes tikrai labai teisingas tas raktažodis yra ryšys. Ir kaip mokytojas galėtų pradėti kurti tą ryšį, tai pirmiausia, apsinuoginti. Tai yra papasakoti apie save tam vaikui, apie savo hobius, apie savo vertybės, apie savo šeimą. Kiekviena tema, kurią jūs vedate pamokas, jūs galite atnešti, parodyti nuotraukų, ką jūs veikiate, kur jūs keliavote, ką jūs matėte, kokį filmą žiūrėjote. Ir kai jūs pradėsite dalintis ir būti tikri, ir tie vaikai bus tikri su jumis, jie tada jaus pasitikėjimą. O kai tu jauti pasitikėjimą, tada tu jau ateini ir su asmeniniais dalykais, ir nebijai paklausti, ir nebijai atsiremti, ar ne. Tai vat vienas dalykas, tai būtų tas, aš visada sakau, būkim žmonėmis. Nebūk tu mokytojų, nebūk tu supermamytė, būk tiesiog žmogus. Palaikantis, klystantis, suprantantis. Tau yra sunkios dienelės ir vaikui yra sunkios dienelės. Kartais labai verta ateiti ir sakyti, man šiandien labai sunki diena, aš prastai išsimiegojau, ryte susipykau su vyru, man yra labai sunku šiandien, vaikai, gal galit man kuo nors padėti, o gal ir jums yra sunku, ar ne, pasidalinti, nes mes esame visi žmonės, toks yra pasaulis, neapsimeskim, kad kažkaip kitaip gyvenam. Kitas dalykas, ką holizme rašo, tai yra toks mokytojo intuicija. Tai yra gebėjimas jausti akimirką. Tai yra, kai aš vedu pamoką ir esu čia ir dabar. Pamirštu visą pasaulio kontekstą, bet aš matau savo tos vaikus klasėje, aš matau, kaip jie reaguoja į tos mano žodžius. Gal aš vedu pamoką pagal planą ir ten jau visų antakiai kyla, jau reikėtų atreaguoti. Kodėl čia ten antakiai kyla? Kas jums čia nepatiko? Gal čia su kažkokiu kontekstu susiję, ar ne? Jausti, kam nesiseka, jausti, kam per gerai sekasi, nukreipti tą, kuriam nesiseka prie to, kuriam labai sekasi, ar ne. Tai va tie tokie pajutimo akimirkos. Ir kitas dalykas, iš tikrųjų reikia nebijoti, nesekti savo plano. Čia labai blogai pasakysiu, mano dėstytojas pyktų, nes liepia susiplanuoti pamoką ir ją taip tobulai ir pravesti. Holizme ne. Holizme sako, kad jeigu mes dabar buvo mūsų tikslas išeiti į lauką, padaryti edukaciją apie medį. Bet eidami su klase pamatėme milžinišką skruzdėlyną ir vaikams, o kodėl čia tas, o kaip čia veikia, stabdom savo planą ir mes tada mokomės apie tą skruzdėlyną, stebim, filmuojam, fotografuojam, grįžtam į klasę, darom projektą, aiškinamės, ieškom YouTube informacijos, ten Google ir visur kitur, iki tol, kol išsiaiškinam, nes būna tiesiog natūralios akimirkos, kada vaikai įsigalina mokytis. Taip. Bet kartais mes vedami dėl visokių standartizuotų testų ir panašiai, tas akimirkas tiesiog nužudome. Ir tada matom, kad ir jie nusiminė, ir mes nusiminė, ir visi mokomės tai, kas mums neįdomu. Taip, tai, kas reikia, žudbūt reikia, kaip sakau. Žudbūt dėl rezultato. Dėl rezultato, va būtent. Nes pati dabar galvoju, kiek esu pamokų, kur turėjau vienai, bet gavosi kitaip, nes, o tai kas čia vidury katedros aikštės dabar stovi, kur net man šis nei vienoj galvos rytį nėra buvę apie tai pagalvoti. Ir stabdėm ir pusę pamokos aiškinomės, kad yra tas, taip. Nu tai o ką daryti, jeigu įdomu vaikams. Ir aš daug ko negalėjau atsakyti, net, nes aš nesirašiau tai pamoką, aš net nepasidomėjau. Ir tada, ką sakau, palaukit, vaikai, googlinam kartu. Bet vaikam tai ir išliks atminti daug ilgiau. Taip, sakau, dabar aišku, standartizuotam, pati su vaikais rašiausi, tai ten vaikai, kada jau nebegalim, jau mes norim kažkaip kitaip, nes jau ganėtumai įpratę yra, kad mes dažnai nuo plano kažkur tai sugebam nuvažiuoti. Tai manau, čia gal ir svarbiausia. Tai kaip ir sakė, nebijoti iš komforto zonos, nes tas planas, tas pamokos griežta struktūra turėjimas, tai yra mūsų komforto zona. Aš žinau, ko tikėtis, žinau, ką daryti toliau ir, o jeigu paklaus, aš nukrypsiu, tai kaip man grįžto, tai kas tada? Gal va čia didžiausia baimė pas mus ir yra. Aš labai gerai mokinu savo ugdymo specialistės. Pirmas dalykas, kada jau prieš pirmasis pamokas ruošiu, prieš jų atėjimus visos dienos buvimo su vaikais, nebijoti pasileisti plaukus. Tai būtent tas pasileidimas plaukų, grįžimas į save, netgi vaiko perspektyvoje, mokytojas dažniausiai ir įgalina tikrai laisvai atnešti informaciją, nebijoti, nežinoti, kaip ir sako, taip natūralu, vaikas klaus. Mes turime džiaugtis jo klausimu, reiškia, jis yra mąstanti asmenybė, bet nebijoti kartu ir pasakyti, kad šiai dienai aš šito atsakymo neturiu, bet aš jį atnešiu rytoj. Tai tie paleisti plaukai, kada aš galiu būti vaikų lygyje, dažniausiai atveria vaikų širdis.
Čia taip, reikia nebijot. Jo, mokytojai labai bijo iki vaikų lygio nusileisti. Nes atrodo, ašgi mokytas, ašgi viską turiu, žinau. Kaip aš dabar savo vaikam pasakysiu, nežinau, tai ką jie galvos, kad aš čia nieko nemoku, tai jie patys tokias pradeda mąstyti savo kritiškai, bet aš ir vaikams sakau, aš tai žinokit, sakau, ne enciklopedija vaikščiojantį, irgi nežinau. Bet jūs žinote, kur jie rasti, tai vaikams mes ir turime nurodyti tą kelią ir pačius vaikus irgi išmokinti mokytis, nes tai yra irgi menas. Taip, ir kitas dalykas yra, kad labai keičiasi iš tikrųjų mokytojo vaidmuo, ypač tam holistinėme ugdyme, bent jau taip literatūrai, labai daug visokių skirtingų sinonimų galima surasti, bet pamatysite, kad vyrauja bendrakeleivis. Taip. Tai ką tai reiškia? Iš tikrųjų, kiekviena iš mūsų pareflektuotumėm, dabar pasakytumėm, kad mes kiekvieną dieną mokomės. Nuo gimimo iki mirties, ar ne? Tiek daug dalykų, nuo recepto kažkokio pyrago iki kaip paskolą pasimti ir butą nusipirkti. Labai daug dalykų mums reikia išmokti. Ir kai mes ateiname dirbti tais mokytojais, tikrai nėra taip, kad mes viską žinom, ar ne? Ir tas labai smagu yra parodyti vaikams, vaikai, ką jūs mane šiandien išmokėte, kokių įdomių perspektyvų jūs man pasakėte, kaip jūs pakeitėt mano visą požiūrį galbūt. Ir kai kurie mokytojai ateina su tokiu nusiteikimu, aš tikiuosi, kad gal nėra taip, bet kad tie vaikai neturi jiems ko pasakyti, taigi aš viską žinau, jisai tai tikrai nieko nežino, bet dabar tokių vaikų yra, kuris ten 4 metų prisiskaita tokių faktų, ten nuo dinozaurų iki Saulės sistemos, ten kažkokių specifinių, kur tu gyvenime pats nesugalvotum ir nežinotum. Ir kaip yra įdomu tokiam sakyti, ir ateik ir papasakok, pasidalink, ar ne, su visa klase. Tai jau yra holizmas tiesiog. Būti tuo bendrakeleiviu ir mokykimės iš vaikų. Taip, tai dabar vėl informacija visiems pasiekiama, tie vaikai pradeda domėtis, turiu vieną berniuką, kuris skaito beveik vieną enciklopedijos, galėčiau net taip pasakyti, ir jis man kažkada ateina apie vandenyną pasako, o žinot, sakau, nežinau. Sakau, žinok, nesidomi, šitą temą tikrai nežinau. Ir jis neša tas knygas, rodo, bet žiūrėkit, žiūrėkit, tokiam gilį tas ir tas gyvena, o jūs matėte tokį, sakau, ne pirmą kartą matau. Ir jis net matė, gal iš karto traukia tokius dalykus. Bet šioje situacijoje, kai vaikas gerai pasijaučia, kai jūs pripažįstate, kad jūs nežinote, kad jis galėjo kažką pasidalinti, reiškia, kai jūs jam kažkokią informaciją atnešite, jis visiškai kitaip ją priims, nes jau ryšys atsirado, jau pasitikėjimas mokytoja atsirado, jis irgi žmogus, jis irgi nežino, tai reiškia, ką jau jūs duodate, reiškia, jūs tikrai žinote tuo, ką jam sakote, tai vėl ta informacija visiškai kitaip vaikšto pas tuos vaikučius, kada mes turime tą besąlygišką ryšį. Tai kas smagu, tos vaikus pačius įgalint atlyginti, man papasakojo ir aš iškart sakau, tu palauk, sakau, eik papasakok klasiai, aš vaikai, sakau, eina, turi knygą, tas berniukas, sakau, stojat, jums toje papasakos, visi tik kažkaip buvo mokytoja, liepė jau pasakyti, kažkaip ką tik. Tai tas ir smagiausia yra. O kaip tėvai reaguoja į holistinį ugdymą? Čia, žinot, yra dvi pusės visada. Vieniem tėvam yra, kuriem reikia to pavadinimo, gražiai skamba, madinga, dabar visokių tų trendų turime. Kiti tėvai yra, kurie jaučiasi to dalimi, kurie pasiema, kaip aš sakau, tas visas vertes. Nes holizmas tai yra ne tik apie vaiką, ne tik apie viską. Tas vaikas jis tampa visai kitoks ir namuose. Holistinė mokytoja turi tą patį ryšį visai kitokį su tėvais, dėl ko ir mes ugdymo įstaigoje taikome to gyvo kontakto atgalinį ryšį, reiškia, tai ne programėlė, kurios pasakė, kiek mano vaikas procentų šiandien lėkštėje suvalgė. Aš dažniausiai klausiu, kiek procentų, kaip įvertino mokytoja tą lėkštę procentais susibraižiusi juostas. Tai holizmas tai ir yra mums pirmiausia apie tą atgalinį pilną ryšį, kad aš ne tik akademinius atspalvius vaiko pasakau, nes tam yra testai, dabar vis madingi, tampa atsirinkimui netgi mokyklose, ne kada norim tam tikrų vaikų jau iš karto atsirinkti. Tai holistinė mokytoja yra tas atgalinis ryšys jum apie vaiką, kaip iš tikrųjų jam sekėsi darželyje ar mokykloje, dėl to, kad tai yra visiškai kita terpė ir vaiko elgsena labai neretu atveju jinai pakinta nuo to, ką mes matome namuose, vienus atspalvius vaiko, ką mes turime ugdymo įstaigoje. Tai mokytoja yra tas magiškas raktas, kuris gali jum atverti visai kitokį požiūrį į savo vaiką. Tai iš tikrųjų tas turi būti atgalinis ryšys pilnas, išsamus ir kartu netgi reflektuojant šiek tiek, ką galbūt netgi mes namuose galime pritaikyti, ką mes pastebėjom, kas mums labai gerai suveikia darželio ar mokyklos erdvėje, ar net kaip savo vaiką kitaip pažiūrėti. Tai tos šeimos, kurios sugeba
sugeba pasimti, tai jos gauna iš tikrųjų iš holistinio ugdymo labai daug, nes jos turi tokias mini špargalkės, kaip galbūt namuose, man su tuo vaikučiu keliauti, galų gale turi tą pilną išsamų vaizdą, kada vėlgi mes, galbūt galime tą mažąją asmenybę jau iš karto priimti visai kitokią kaip unikalią, nenorim, kad būtinai visi mano vaikai būtų matematikai, ne, jeigu tikrai tas vienas mano vaikas turi visiškai meninį polinkį ir tas jau ryškėja galbūt nuo pirmų dienų. Tai vad holizmas įgalina truputėlį didesnę meilę išreikšti savo vaikui ir kitokias žinias apie jį gauti. O dabar vis tiek populiarėja tas ugdymas namuose, jau pati matau, kad aktyvėja visas šitas bumas. O yra tam tikrų metodų, kur manau, kad klasėje mūsų mokytojams lengviau yra pritaikyti holizmo tam tikrų dalykų, vis tiek orientuojamės į kurią kryptį paeiti. O yra kažkokių metodų, būdų, kaip tėvai, galbūt kurie ugdo namuose ir ne tik, kurie šiaip papildomai norėtų link holistinio vesti, yra kažkokių tų būdų, metodų, kur galėtų tėvai vadovautis ir taip tą kryptim bent jau šiek tiek eiti? O šiaip įdomus labai klausimas apie tą visą homeschoolingą. Iš tikrųjų yra tekę skaityti ir knygų, nes neretais atvejais tie tėvai ir įkūrė tas holistinės mokyklas. Dėl to, nes nepasitikė sistema, kažkas jiems netinka, tada jie pradeda pagal savo kažkokią filosofiją. Ir jie ateina iš labai skirtingų dalykų. Vieni gali ateiti iš mitybos prizmės, kiti gali ateiti iš sporto kažkokios filosofijos, kur nori ryšio su kūnu, su kvėpavimu, mažiau streso, ten tai kažkokio kitokio laisvalaikio tam vaikui, o ne kad sėdėtų visą dieną prirakintas prie kėdės, ar ne? Ir pradeda jie pirmiausia namuose mokyti, o paskui žiūrėkit ir savo mokyklą atidaro. Šiaip apskritai daug žmonių, kurie atsidaro savo mokyklas, būna vedami tos idėjos, kad nori savo vaikui kažko geresnio, ar ne taip? Ir tada gaunasi tas toksai vėl kažkoksai naujas tas holistinis ugdymas. Bet jeigu žiūrėti kažkokį vieną konkretų patarimą, tai ko gero aš skatinčiau tos holistinės mąstysenos, tas toks holistic mindset sudarimą, tai yra, kai tu mokai tą savo vaiką visą laiką kelti papildomų klausimų. Kas iš to, kaip tai veikia kitus, kaip tai veikia ten gyvūnus, kaip tai veikia gamtą, kai jau truputį vyresnis, kaip tai veikia ekonomika, politika, ekosistemas. Tiesiog, kad imant vis tiek tie patys tėvai, kurie ir namuose moko, jie dažniausiai dirba su tais pačiais ištekliais, su kuriais dirba ir mokytojai klasėse, bet tada labai daug reikia jiems socializacijos organizuoti. Iš tikrųjų, nes tas visybiškas ugdymas, ar ne, tai mes turim ir kūną ugdyti, ir socialinius gebėjimus ugdyti, tai tada, sakyčiau, reikia labai daug vesti į būrelius, labai daug socializacijos suteikti vaikams, labai daug visokių projektų, vasaros stovyklų ir panašiai, tam, kad tu tikrai užtikrintum ne tik intelektinį ugdymą, neužsiciklinti ties vienu kažkokiu dalyku ir suvokti, kad visos tos sritis yra labai, 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 labai svarbios ir išlaikyti tą balansą. Tai sėkmės. Yra reikalų. Yra reikalų. Ir mokyklai yra reikalų, kad tai padaryti. Iš tikrųjų, tikrai, kad tą visą dieną subalansuoti reikia labai, kaip čia pasakyti, ir gerai suplanuoti laiką, visos dienos tą ritmą, rutiną. Ir labai apmastyti kiekvieną dalį. O užsienį holistinis ugdymas plačiai, ar irgi taip ganėtinai mažai šalių turi tokį paplitusi? Aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų dabar vis populiarėja. Tai pavyzdžiui, šalis, kurios deklaruoja valstybinių lygių, kad vykdo holistinį ugdymą, tai galėtų būti, tai yra Suomija, Kanada, Naujoji Zelandija, Australija, Singapūras, Honkongė, žinau tiksliai, kad yra holistinis ugdymas, kaip valstybinės švietimo politikos jau gairės išskirtos. Na ir tada yra labai daug mažų iniciatyvų. Tai taip pat yra rašoma, tyrimai, ką rodo, kad visame pasaulyje daugėja tėvų susidomėjimo ir jie ieško netradicinių mokyklų ir dėl to tų mokyklų tinklas ir plečiasi. Dažniausiai vis dėlto tai būna privačios mokyklos, nes privačios mokyklos turi daugiau laisvės nukrypti nuo standartizuotų
programų ir manau, kad dėl to vat, ir Agnetos darželį verčia į mokyklą. Ar ne taip? Taip, tas organiškas, natūralus augimas dažniausiai ir gaunasi, kada jau turi tą bendruomenę, kurie ateina per tą ryšį, per holistinį ryšį ir jinai tiesiog natūraliai nori augti kartu su tavim, nebenori to vaiko vėlgi įmesti staiga į valstybinį ugdymą. Tai va atsiranda tas organiškas augimas, natūralus mūsų virsmas į mokyklą, dėl to, kad mūsų priešmokyklinukai ir laukia šito etapo ir tai yra mūsų tos pirmosios šeimos, su kuriuom mes ir pradėjom tą kelionę visą nuo pat metukų laiko jų vaikučių. Tai va iš tikrųjų tiesiog dažniausiai tai vyksta labai organiškai, natūraliai, tada tai turi didžiausią vertę šeimom ir tėvam, kada tai yra neišsikeltas titulinis pavadinimas, o kada tai yra jau per praktiką atėjęs, kada tu matai tą grįžtamą į ryšį nuo pat mažiuko, ką sudėjai ir kokį tu priešmokyklinuką jau turi, tada lygiai taip pat tu žinai, kokią kelionę tęsti, ką pirmokui duoti, kad ketvirtokas jis išeitų vėlgi visiškai kitoks. Jeigu apie tą užsienio šiek tiek praktiką, tai irgi mums teko su Erasmus stažuotis Valencijoje šį rudenį, tai irgi ką matėm, tai dažnai matėm tos titulinius pavadinimus, gairių mokymo krypčių ir dažniausiai tai nebent šiek tiek skiriasi privatus nuo valstybinio, kada atsiranda šiek tiek daugiau savarankiškumo skatinama vaike ir galbūt pačioje aplinkoje truputėlį pritaikyta, bet irgi tokio labai plačiai išreikšto Ispanijoje bent jau nepastebėjau. O kada atėjo ta pirminė mintis, kad gal reikėtų ir mokyklos su tuo, vis tiek buvo kažkada tai? Tai žinot, mokykla visada testinai kirba ta mintis dėl to, kad jeigu kryptingai augi su vaikais, tu nori kažko daugiau ir jinai natūraliai buvo kažkada ateities planuose. Tik tai tos šeimos, bendruomeniškumas susikūręs labai greitai dėl to, kad ir mūsų tas visas rajonas tai yra jaunų šeimų, vienijančių būtent mus per tą vaiko ryšį. Tai tiesiog natūralus paskatinimas greičiau tą procesą gyvendinti, už tai šiuo metu labai sparčiai dygsta pats ir mokyklos pastatas ir tai jau ir tampa tas visas vaikystės akademinis miestelis, kada mes turime nebe tik tai atskirą organą kaip darželį, kada turime lauko klasę, lauko erdves, bet turime dabar jau ir mokyklą, tai vėlgi tai ir suteiks šeimom dar tą tvirtesnį ryšį, dėl to, kad vaikas nebeauga tam socialiniam burbule, ką ir kalbėjote, kad tikrai auginant namuose labai sunku mums tą burbulą po to susprogdinti. Tai holistinis jis ir apima būtent, kad tas vaikas moka būti visuomenėje ir dalimis, tai iki pačiol mes džiaugiamės, kad mes darželėje turėjom po vienu stogu visas 4 pilnas grupelės, tai reiškia jau vėlgi kiekviena grupelė skirtingo amžiaus nebeaugo pati individualiai ir uždaryta burbulė, o jinai turėjo sąveiką su kito amžiaus vaikais ir tai suteikė tą organišką augimą. Mokykla lygiai taip pat jungiačiai į akademinį miestelį, reiškia, jinai netampa kažkoks objektas kažkur pievose, o tai yra vėlgi organiškai augantis ir ta sąveika tarp vaikų tų amžių grupių jų išliks. Tai vėlgi tai suteiks vaikučiam naudą ir šeimom tą patį neprarasti bendruomeniškumą. Taip, ir mes tam holistiniam ugdyme iš tikrųjų labai svarbu kurti tą ryšį ne tik su vaikais, bet ir su tėvais, ar ne? Ir ypač kalbant apie tą holizmą, tai tikrai esame nusimatę ir tų susitikimų su tėvais ir tokių mokymų ir diskusijų ir pasibuvimų, kad skleisti tą holizmą. Nes iš tikrųjų, jeigu mes tik tais mokykloje tai taikysim, bet tėvai net nežinos, nuo ko mes pradedam, tai jokių tokių konkrečių rezultatų mes tikriausiai ir negausim. Tai yra tokia bendruomenės, aš sakyčiau, net ir kūrimo veikla, nes vėlgi, kaip ir Agnė minėjo, tai yra visiškai naujas Kauno rajonas, kur kūrėsi daug jaunų šeimų ir tos pačios šeimos jos lyg ir padiktuoja norą, ar ne? Ir mes irgi tai atliepdami, irgi skatinam ir norim dalintis tom savo idėjom ir visą laiką esam atviri ir visus kviečiam pas save atvykti, pasimokyti, pasiklausyti, pabūti kartu. Tai toksai tiesiog geras jausmas augti ir vystytis visiems drauge. O čia, sakykit, pirmoji tokia mokykla ar yra dar Lietuvoje? Tokio tipo holistinio ugdymo? Aš manau, kad yra visos privačios mokyklos yra savotiškai holistinės. Gal taip sakykime, nes kiekvienas ateina su savo tą ugdymo filosofiją. Tai aš tikrai nenorėčiau ateiti ir pasakyti, kad mes esam vieninteliai holistiniai, nes juk žiūrėkit, yra miško mokyklų visas tinklas, ar ne? Jie yra tikrai labai labai holistiniai, truputį kitaip negu mes, ar ne? Jie turi savo miško specifiką, tą visą lauko pedagogiką, bet net ir mums yra ko iš jų mokytis ir labai nemažai, ar ne? Taip pat yra ir kiti
garsus privačių mokyklų tinklai, tik tais visi yra susidėję kažkur akcentus. Vienas tinklas yra labai į akademinius orientuotas, ar ne? Kitas tinklas yra labai į emocinius, vertybinius dalykus, asmenybės ugdymo. Lauko ryšys su gamta, ar ne? O mes iš tikrųjų nei vieno neišskiriam. Mes vėlgi laikomės to balanso principą ir mes sakom, kad mes norim visus tuos principus išlaikyti savyje. Mes nenutolsim irgi labai toli nuo valstybinės mokyklos, kas yra labai populiarus su privačiomis mokyklomis, kad visos kuriasi savo ugdymo planus, ugdymo išteklius, nenaudoja valstybinių vadovėlių ir panašiai. Mes neplanuojam to daryti, nes mes norim, kad suteikti mokytojui daugiau laiko užsimti holizmu, tai geriau jau tegul jisai naudojasi patvirtintais valstybės atnaujintais, labai gerais vadovėliais, labai šauniais ištekliais, kas garantuoja tą akademiškumą ir patikimumą, net tą saugumą, apie kurį mes kalbėjom prieš tai, ir šalia mes galėsim organizuoti lauko veiklas, išvykas, sportinės visokias išvykas, tas ryto vakaro ratus ar neskaitimo ratus, įvairiausias, kažkokias jau holizmo veiklas, nes mes labai norim gerbti ir tą mokytojo privatų gyvenimą ir duoti jam laiko pažinti tuos vaikus ir neužsimti vadovėlių rašymais. Jo, nes labai daug to laiko besiruošiant išeina. Tai kaip suprantu, komandą jau susirinkę esat. Nuo kada startuojat? Rugsėjį. Tai šeimos gali jau atvykti dabar, susipažinti ir tikrai bent truputėlį vadėliotis tos pamatus, nes vėlgi, tai yra renkama vaikui pirmą klasę. Tai yra tikrai labai reikšmingas sprendimas tiek šeimom, tiek pačiam vaikui. Už tai aš visada tikrai labai kviečiu atvykti šeimos su vaiku, kad tiek su manim susipažintų, pajaustų ryšį, tiek aplinkoje pasižiūrėtumėm, kaip pats vaikas jaučiasi, o tėvam jau galėčiau suteikti tą techninę informaciją, kuri atneša šiek tiek ramybės. Tai šeimos laukiamas jau ir dabar, žinoma, mokykla startuoja rugsėjo pačią pirmąją, nuo šiol jau vyksta šeštadieninės pamokėlės, kada gali irgi po truputėlį galbūt apšilti, rengtis, ruoštis vaikučiai tai pirmai klasiai. Tai tikrai to laiko niekada nėra nei per anksti, nei per vėlai, tai yra pats laikas dabar daryti tą visą. Ir tikrai tai yra tie pirmieji metai, kurie, kaip aš sakau, iš vienos pusės lyg ir baugu, tai yra starto metai, iš kitos pusės komanda tikrai yra labai stipri, jinai yra susibūrusi, surinkta, esame veikiantis ne vienus metus, tai jau reiškia, tą visą patirtį atsinešama tik keliame šiek tiek su amžiaus kartelė, prisijungia tikrai tik tai vis stipresni ir stipresni žmonės prie mūsų komandos, plus mes turim tą bendruomenę, kuri jau yra ir vaikas vėlgi ta pati pirma klasė, jinai nebebus viena, o bus dalimi mūsų to viso ligmens, tai va tikrai ta šeimas drąsiai kviečiu jau dabar, kad ryžtingai dėlioti sprendimus, dėl to, kad puikiai žinom, kaip kitose įstaigose vykdomi atrankos procesas, kaip yra viskas fokusuojamasi tik į akademinius, kada yra keliama netgi per tą streso prizmę žiūrint, kada keliama įtampa papildoma tam būsimam pirmokėliui, tai kaip tik mes kviečiam šiek tiek su harmonija ir kitokia šeimas ateiti tos, kurios tikrai mato tą savo vaiką ir nori tą visapusišką augimą jam garantuoti iš tos mokyklos, ne pirmosios holistinės, bet tos mokyklos tikrai, kuri žvelgia visapusiškai tą vaiką. Tai vat būtent tikrai pas mus nėra nei atrankos kažkokių procesų, o pirmiausia, tai yra asmeniniai ilgi pokalbiai, kad išsigrynintų pati šeima, ar tai yra jos stilistikos ugdymas, kurį norėtų diegti savo vaikę. O kiek klasių planuoja? Dabar, kaip suprantu, pradinės, žengėt su pradiniam, o kiek pradinių klasių dabar planuose yra padaryta? Tai žinokit, viskas labai priklausys nuo šeimų, pasirengę esam ir 4 klases įgalinti ir paleisti, bet viskas dėliosis vėlgi, kadangi šitie metai tokie, kaip aš sakau, daugiau padiktuoti šeimos, tai kitais metais tikrai norėtųsi visas 4 klases turėti pirmas, šiemet žiūrėsime, kaip spėjam. Pradinis etapas yra mūsų pradinė mokykla, niekada nežinai, kur auksi toliau su šeimom. Tai yra minčių apie vyresniųjų. Visada tylių yra minčių, žinot, visada tu nori, kaip aš sakau, reikia turėti aukščiau, visada galėsi sustoti tiesiog esamo padėtimi, jeigu tikrai yra viskas gerai, bet aukščiau visada norų yra. Tai ir yra tas variklis mūsų vidinis, bet šiai dienai taip, tai mums yra labai didelis iššūkis, labai su malonumu žengiame jį, bet labai atsakingai. Tai pradinė mokykla tai yra mūsų etapas dabartinis. Taip, o dabar su tais pirmokais startuosim. Labai norim pamatyti tos pirmokus, labai džiaugiamės tą būsimą pirmokų mokytoją ir tada kiekviena klasė auks ir ta mokykla auks, ar ne, jinai beaugant ir mes visi labai daug visokių dalykų išmoksime, o mes mintyse tikrai daug visokių idėjų turim, nes holizme labai svarbu tas bendruomeniškumo jausmas, tai mes vis galvojam ir kaip bendruomenė įgalinti ir kaip aplinkinius verslus suburti, ar ne, tarkim ir sporto veiklose Agnė turi sutarčių, gal patikslinsi. Taip, šiuo metu jau turime
su Strong Kids studija, tai irgi yra auganti, kada yra vadovas tikrai tikslingai, kryptingai žvelgiantis į tą fizinį lavinimą vaikutyje ir kada tas ugdymas ateina irgi, mums dėl ko labai sutapo požiūriai, tai ateina per tą, kad norim vaikui duoti daug, norime parodyti visą platų, reiškia, mes ne tik fizinę kultūrą užsiemam, ne tik bendruoju rengimu, bet rodome jau skirtingas disciplinas, reiškia, yra rodomas futbolas, krepšinis, tinklinis ir daug sporto šakų, kad vaikas jau gebėtų identifikuoti, kaip jis jaučiasi kiekvienoje šakoje ir pasirinkti. Tai mūsų netgi ir mažiausiai darželinukai jau yra vežami ir važiuoja į kvalifikuotas treniruotės ir tikrai jie pakankamai gerus rodiklius rodo, netgi pranoksta savo amžiaus grupelę, tai mokykla, tai bus irgi tą patį testinumą turės, tikrai galbūt ties to šiek tiek mažiau apsistojom, būtent holizme. tą įvairiapusiškumą ir tą asmenybės ugdymą mums tikrai suteikia, kada mes turime tų atvykstamųjų mokytojų, kada mes turim tam tikras išvykas, kryptingai nukreiptas į tam tikras disciplinas. Tai sporto disciplina tai yra viena iš tų, kur tikrai turi profesionalai savo sporto šakos vesti ir vaikui parodyti kelią. Tai tą sutartį jau turime ir tai yra irgi mūsų bendruomenės, mūsų to rajono dalis, tai kartu ir paremimas mūsų verslo ir lygiai taip pat atvykstamieji nuo muzikos pedagogijos iki kitos, tai viską stengiamės iš aplinkinių resursų turėti ir turėti tai, kas tikrai ateina su savo verte. Tai nebūtinai turi būti su mokytojo kvalifikacija, o atnešti tą iš tikrųjų tą sritį vaikui, supažindinti ir atverti tas akis, dėl to, kad auginam tą ateities kartą ir auginam tą pasaulio bendrojo gyventoją, tai tikrai labai norisi, kad jis matytų tą pilnavertį vaizdą. O šiaip man čia dabar labai įdomu galvoti, tas klausimas dabar kurį laiką sukasi. O kaip pamokos atrodys, mes įpratę 45 minutės, ten pertrauka 10 ar ten 15 minučių. Kaip pas jūs mokykloje visa ta dienos rutina atrodytų? Tai va čia ir buvo diskusija mano ir Brigitos ir iš tikrųjų išsigrynom, kad tikrai mums nesinori būtent tos struktūros, ypač pirmoje klasėje, nes vėlgi mes kalbam apie tą trapų virsmą, dar ką tik buvusio darželinuko prieš mokyklinuko ir staiga jau tu esi pirmokas, kur tu turi eliminuoti smagius dalykus iš dienos ir staiga į pamokų struktūrą, tai to ar nebus, to ar nesinori. Tai reiškia, turėsim pamokas ciklais, turėsim ateis po 90 minučių, kurie įgalins ir patį mokytoją ir vaiką jausis kitaip. Reiškia, nebus reglamentuotų pertraukų, kad tai turi būti po 30 minučių ar po kiek minučių. Tai reiškia, tai bus ciklais, kada mes galime jungti disciplinas, kada mes galime įgalinti patį vaikutį, jaustis visiškai kitaip aplinkoje, kada netgi tų vieno ciklo, to 90 minučių pamoka, jinai gali transformuoti erdvę kelis kartus. Mes galime staiga sėdėti rate, staiga dirbti prie stalų, o galbūt nueiti į ramybės kampelį skaitimo ir mes toliau tęsti kiekvienas individualiai, atlikdamas tam tikrą užduotį. Tai tą viziją tokią turėsim ir keliausim tokia linkme. Ir labai svarbu tarp tų ciklų padaryti kokybiškas pertraukas. Tai viena kokybiška pertrauka būtinai turi būti lauko laikas, kada mes pakvepuojam, padūkstam, pasidžiaugiam, ar tai lietumi, ar tai sniegu, ar dar kažkuo. Kitas labai svarbus etapas tai yra valgymo pertrauka, kuri yra su labai gilia pagarba, be skubėjimo, be nieko, ar ne. Na, tai taip matom, kad ar ne, tai ta diena jį ko gero skirstysis arba į dvi. Pirmokams, ko gero, į dvi tokias didesnės veiklas ir dvi ilgesnės pertraukas. Ir tada, žinoma, tų veiklų metu galės būti tų tokių neoficialių pertraukėlių pagal tai, kaip mokytojas jaus, pagal tos klasės poreikius, nes tai yra kartais būna, kad toks užeina tas kūrybinis, kur tu nenori tą akimirką stabdyti. Tai geriau tada padaryti ir paskui turėti ilgesnį dar kažkokį poilsio laiką, ar ten ilgesnį refleksiją ar aptarimą. Ir lygiai taip pat būna, kad pradedi ir visai nesigauna. Ir tenka stabdyti, ar ne. Būna ir emocinės situacijos, kada pas mus iškyla kažkoks konfliktas ir reikia nutraukti ir tada reikia sėsti į ratą ir kalbėtis apie emocijas, ar ne. Tai norisi tikrai neprisirišti, bet tuo pačiu, žinoma, žiūrėsime, kad išlaikyti Lietuvos nustatytus standartus, kiek privalo būti visų ten tų privalomųjų pamokų. Na ir aišku, kadangi yra privati mokykla ir tai bus visos dienos mokykla, tai mes aišku turėsim truputį daugiau laikelio negu valstybinės mokyklos, o daugiau laiko, tai reiškia, kad daugiau tų saviraiškos galimybių. O dar norėjau irgi labai akcentuoti, kad holistiniam ugdyme labai yra žiūrima į žmogaus potencialą. Tai tiek mokytojų, tiek mokyklos administracijos, tiek tėvų darbas, ypač pas pradinukus, yra rasti kiekvieno pradinuko tą talentą. Tai pastebėti tą talentą,
ir jį nukreipti to talento link. Tai vat, mes dėl to ir norim tos bendruomenės ir tų verslų ir tų atvykstančių pedagogų ir išbandyti kiek įmanoma daugiau ir sporto sričių, ir meno sričių, tam, kad mes galėtumėm jau 4 klasės pabaigoje matyti, tos poreikius tų vaikų ir stengtis nukreipti juos į tas sritis, kur jie turi tą talentą, o ne bandyti padaryti kažkokį standartinį vaiką, kuris viską moko 7, 8, gal ten kažką 10, bet nekreipiam dėmesio. Žodžiu, mes norim kažkaip nesifokusuoti tai, kas jam nesiseka, bet labiau fokusuotis tai, kas sekasi. Taip. Nes dabar vis tiek pirmumas rezultatam, kad gerai viską ten 9, 10 mokytųsi, bet kokią kainą standartizuoti tik aukščiausiais išlaikytų. Viskas egzaminai tie patys, tik tai 100 ar ten 90, bet tikrai ne mažiau. Viskas į tos rezultatus ir dažnai netgi patys tie vaikai pameta save to įgoj, nes tik tai įsikala į galvą, kad vienintelis dalykas tai tik akademiniai rezultatai, bet kurioje vietoje aš pats tada esu. Bet juk mes ir esam tas vaikas. Žiūrėkit, ar jums pačiams taip nebuvo, kad jūs užaugot, išėjot iš mokyklos, pabaigėt universitetą, dar iš to, kur išmokusios, kad reikia labai gerai mokytis ir tada palauk. O tai ką aš noriu veikti? O tai kas man patinka? Dabar žiūri visas lanko, ten molis, ten visokius šokius, ten dar kažką. Ne? Nes vėl ieškom, dar vis ieškom savęs, nes kažkada buvom labai labai užspausti. Taip. Tai vat, bandom padėti, kad gal išvengtų tos krizės tokios, per kurią mes patys einam. Bet čia ir įgalina tas visos dienos ir ką Brigita paminėjo mokykla, dėl to, kad taip, iš vienos pusės tai yra patogu tėveliam, dabar visi ieško to patogumo, kad vaiką atvežiau ryte, pasiėmė jau tik tai vakariais, jau paruoštas, išmokęs, viskas ir gerai, bet iš kitos pusės mes tada nešam labai didelę atsakomybę, nes mes auginam vaiką nebe tik, kaip ir sakot, akademinių žinių, viskas gerai, akademiniai rodikliai jie nėra atsiejami nuo holistinio ugdymo, žinoma, bus fokusas tikrai skiriamas didelis dėmesys tam, kvalifikuota mokytoja tikrai tą visada geba padaryti ir pasiekti, bet tai yra siekiama šiek tiek tokiais būdais, bet kartu to pačiu ir papildant vaiką. Dėl to, kad kai tu jį turi visą didžiąją dalį dienos, lieka tik labai minimalios valandos tėvam ir savaitgaliai, tai reiškia, tu turi nešti atsakomybę nebe tik už akademinius rodiklius vaiko, o už pačią kaip asmenybę. Tu turi išmokinti jį ugdytis save, dėl to, kad jau vakarinio laiko to nebeužtenka. Reiškia, jeigu mes būsime iki 3, 4, iki 6, kas pasirinks ir ilgesnį variantą, tai reiškia, mes vaikui ir esame tas visas pamatas nuo akademinių iki tų vidinių savybių. Taip, su vaiku darbas didelis yra, ypatingai ilgą laiką tu su juo praleidi. Ir jis turi labai jaukiai jaustis, turi tą mokyklą būti kaip namai tada. Taip. Tai va turi jam ir fiziškai būti patogu, jisai turi turėti ir kažkokią vietelę, kur nusisukti ir pabūti vienam, ir kaip pabūti grupiai, ir pareflektuoti. Tai va, iš tikrųjų, nuostabus, man tai, žinokit, nuostabi galimybė, kad Agnė mane pasikvietė ir mes dabar dar tik statome pastatą ir mes dabar va sėdime abi ir filosofiškai dėliojamės ir galvojamės ir tas klasės erdves ir visą tą mokyklos infrastruktūrą ir panašiai, nes aš net nežinau iš tikrųjų, ar kada nors gyvenime, visi mokytojai tikriausiai norėtų turėti tokią galimybę, kad pasakyti, kaip turėtų atrodyti mano klasė, ar kaip kokios mokyklos norėčiau, tai va čia yra fantastika iš tikrųjų. Šiaip labai smagu, matau, net dega. Labai smagu tai matyti. Kadangi jau mūsų laikas visai į pabaigą, norėčiau paprašyti jūsų žiūrovų perduoti kažkokią žinutę nuo savęs. Nežinau, nebūtinai su holistiniu ugdymu susijusiu, tiesiog kas ant širdelės. Tai aš rekomenduočiau visą laiką prisiminti, kad kiekvienas vaikas pirmiausia yra žmogus ir jisai jaučiasi taip pat, kaip ir jaučiamės mes. Ir norėčiau palinkėti mokytis giliau reflektuoti, pradedant nuo savęs, kaip aš jaučiuosi, kaip aš pasaulį matau ir stengtis tas refleksijas perkelti į savo pamokas. Nepabijoti padaryti gilesnių refleksijų ir tam skirti daugiau laiko ir nukrypti nuo tos pamokos tikslo, kai nėra vertintojų. Aš galbūt tiesiog nepamiršti, kad kiekvienas vaikas yra unikalus ir matyti tą unikalumą visame kame, reiškia, gebėti priimti ne tobulumus, bet kartu pabrėžti jo tobulumus. Ačiū, labai gražu. O ką tu palinkėtum? Aš tai palinkėčiau visų pirma mokytojui nepames savęs, nes jeigu pamesim save, tai tada, ką tu čia padarysi, jeigu tu save praradai, tai nepamesti savęs,
pirmą žiūrėti savęs, o kai pradedi pirmą žiūrėti save, tai pradedi galvoti ir apie kitus Taip. automatiškai. Čia yra svarbiausia. Labai teisingai. Tai ačiū labai, kad šiandien atvykote, ačiū labai jums už tokį jaukų smagų pokalbį, tikrai daug sužinau. Labai tikiuosi, kad ir mūsų žiūrovai sužinojo. Tai dar kartą esu labai dėkinga. Na, o mes iki kitų kartų.